Neris arba Vilija – antroji pagal ilgį Lietuvos upė. Nemuno dešinysis didžiausias intakas. Senovės baltų ir slavų pasaulėžiūroje upė užėmė labai svarbią vietą. Palei jos krantus iki šiol yra išlikę nemažai laidojimo vietų, pilkapių, šventųjų ąžuolų giraičių, mitologinių akmenų. Neries baseine kūrėsi Lietuvos valstybė. Vydrupyje aplink Vilnių, Kernavę, upė graužiasi gilyn, teka tarp aukštuminėmis perėjomis, prasiveržia skersai Baltiškųjų aukštumų, padaro pačias didžiausias ir gražiausias kilpas per visą savo 510 km ilgį. Šios kilpos patenka į Neries regioninio parko valdas, kurios driekiasi nuo Girulių miško Karveliškių kapinių iki pat Gravijolų kaimo netoli Kernavės. Apie 20 km išilgai, tačiau užima beveik 100 kvadratinių kilometrų plotą. Slėnis siauras, aukštas, gilus, staigesniais šlaitais, tėkmė sraunesnė. Tokiose vietose susidaro ne tik vaizdingi skardžiai, kilpos, atodangos, bet ir akmenuotos sėklumos, vadinamos rėvomis. Iki 1957 metų Neries upe reguliariai būdavo plukdomi sieliai, vykdavo laivyba, todėl akmenys ir sraujymės keldavo rimtą pavojų. Daug akmenų iš Neries vagos palaipsniui buvo pašalinta, sprogdinant bei velkant į krantą, bet dalis jų liko ir tapo sielininkų mitologijos dalimi. Čia aptiksime akmenų pavadintų gyvūnų vardais, čia rasime akmenimis paverstų žmonių. Vilija, mūsų upelių matutė, dugną turi aukso, o veidą kaip dangų. Vandenį semia lietuvio sesutė, širdžia ir veidų skaistesnė už bangą. Tai Maironio eilės parašytos 1927 metais. Neris svarbi Lietuvos kultūroje, dažnai minima dainuose, eilėraščiuose, literatūros kūriniuose, viena labiausiai neįvertintų Lietuvos vandens turistų upių. Nuostabus pakrančių pušynai, sraunios rėvos, piliakalniai ir kitos istorijai reikšmingos vietos dar laukia, kada bus atrastos. Srauni, vaizdinga, turinti daug vietų tinkamų stovyklavietėms upė, dėja vandens turistų dažnai ignoruojama. Labas rytas, draugai. Čia Pakraft LT, čia reiškia kas teisingai. Šiandieną mes judėsim į dar vieną nuostabų Pakrafto ir pėsčiųjų žygį iš Vilniaus iki Gaižiūnų poligono. Visas kelias mums truks šiek tiek daugiau 100 km, 112-115. Keliolika iš jų bus pėsčiomis, kad jums parodyt, kad įmanoma viskas su Pakraftais, išlipti ir prasieit, pasižiūrėti kokį nors gražų piliakalnį arba draustinį. Likite su mumis, tikiuosi jums viskas patiks. Kol mes važiuojame iki Vilniaus, leiskit man pasidalinti šiek tiek informacijos apie Pakraftus. Mūsų Pakraftai yra ultralight. Jūs galit jį paimti, suviniuot, sudėti kuprinę, pritvirtinti prie dviračių ir leistis į nuotykius. Tikrai kiekvienas savo ras tinkamą dydį, tinkamą svorį. Jie labai patvarus, jie labai stiprus. Tu pagauni kažkokią tai šaką arba trenkiasi į akmenį, jisai tikrai išlaiko. Tai va, susitikom su Kirilu. Paėmėm City B. Kirilas bando išvažiuoti. Mus, aišku, niekas nepraleidžia. Čiagi Vilnius, Tilto gatvė. Ir judam. Naujas golfas galvoja, kad galiniai sėdiniai kažkas tai sėdė. O ten sėdė kuprinė. Nu va, mes atvažiavom. Dabar einam arčiau Neries ir ruošimės. To viską pripūsim ir jau leisimės.
pakraftas, sudėtas į tokį va ryšulį. Turim pripūtimo maišą. Valakampių tiltas. Nu va, mes priartėjom jau prie gražiausio pasaulyje senamiesčio. Tai aš tai šito rakurso šitoje vietoje tai pirmą kartą matau. Nu va, praėjom mes Lazdynų tiltą, judam link Savanorių prospekto, link Gariūno. Girdisi, aišku, kaip važiuoja mašinos iš kairės, bet jau girdisi daugiau paukščių, oras grynas ir netgi saulutė šviečia mums kelią. Sustojom čia trupučiuką užkast, bet orai jaučiu mums neduos. Seniai nieko nefilmavom, tai bendrai praėjom mes kažkur tai apie 28-29 kilometrus. Rygiškis chebra, vaizdelis, garsas ir kvapelis nekoks. Mes išlipom iš Neries, einam link pirmos savo stovyklavietės, biškį šaltoka, drėgnoka, raftus ištraukiam ir tampamės va tokiu būdu už virvutės.